Labas rytas. Šaltas rytas, -4. Pažiūrėkit visur. Pabalė. Pašarmoja. Visos gėlės jau. Vakar jau buvo iki -5, net atsikėlė -5,7. O šiandien jau truputį šilčiau laipsnių. Gal mieste tiek ir nėra, bet pas mus, kai mes gyvename ant kalno, tai jaučias. Aš topinu į darbo biržą. Turiu tokių reikaliukų. Taip smagu prasėti, kai truputį šaltukas. Dar šitą norėjau su mašina važiuoti, bet ten vien mėlyna zona aplinkui. Senamiestį pačiam ten man reikia eiti, bet mėlyna zona pas mus tik valandą. Aš turiu nemokamą stovėjimą ir labai brangu mokėti paskui. Balta. Gėlės numirė pas mus. Nušalo. Buvo beveik 7, 6 su trupučiu. Viską nušaldė. Ir rožytę jau pagairino. Ir galvojau ten po eglutę, dar nenušaldys. Ir ten jau užkabino. Ja. Nu, dar tegu pastovi tokie stagarai ir rausiu jau. Šiandien labai nugarą sukabino, skauda, tai negaliu. Eisiu lapų griebti stovom. Žiema ateina. Ryte norėjau košės išsivirti, pasilenkiau puodą išsimti, taip ir likau stovėti tokioj pozoj. Kol išsitiesiau, nes vakar važinėjom ten. Pirkom viską, lakstėm su sodinės triukite lakščiau. Labai buvo liūtis ir šaltas vėjas, tai jaučiu pašalau gerai. Tai man ir užteko. Ir šiandien va nugarą sukabinta. Tai va atsistojus, neskubėdama, pagriebstysiu lapus. Vis tiek kažkiek judėti reikia. Taip smagutį. Taip, tu man padėsi, vat mano talkininkas. Kur aš ten ir jis. Draugas mano. Čia mano nesmakis, o mano smartis. Koks protingas katinas. Nu, alpinistai, ką ten veiki? Jaunas katinas duodasi po tos medžius. O aš žiūrėkit, ką noriu paklausti. Svarainis liko, buvo -6, bet gal tik -2 buvo. Įdomu, jie sušalo ar ne? Nenusiskiniau, bet jie nedanokę, nukinau. Reikia nors tokius įsiskinti, nes ši naktis irgi žada. -3, bet pas mus kaip ant kalno bus kokie tikrai 6-7. Kad ir nedanokę išskinsiu. Net nežinau, ką daryti su tais svarainiais. Anksčiau tai cukrum supildavau. O dabar to cukraus nepilu. O dar tokia nedanokę. Patys krenta. Net nežinau. Net neįsivaizduoju, ką su jais daryti. Gal sutarkuosiu ir užšaldysiu tokiais kubikais, bus bent jau į arbatą įmesti, aromatas bus. Jie turi būti tokie geltoni, pas man tokie žali kažkokie. Bet jau paliktai neapsimoka, nes viskas iššals.
Mano būdas išnešti lapus. Pasitiesiu tokį prastą dekį, paklotą, užkasu lapus ir tokių ryšulių išnešu. Taip greičiau būna negu tačkom ten vežti. Dar kol dienos gražios, noriu nusibalinti medelius. Šis tada rudenį juos balinu. Dar kol saulutė tokia, šiltas oras, sausas, neužėjo liūtis, nes vėl žiūrėjau internete, praneša liūtis. Jau noriu išsirauti, paskui dar tulpės pasisodinti, va čia. Va čia tulpytės, šitą savo gėlyną tulpių pavasariui prisodinti. Čia noriu narcizus. Nes ten kaip statybos vyksta, išroviau viską, tai reikia kažkur juos sukišti. O dabar užsimsiu aš medelių balinimo, einu ieškoti. Dar, man atrodo, yra lygia balintojo. Ten nuo namų jo visas šiukšlynas išvažiuoja. Tai ne šiukšlynas, tai statybinės medžiagos. Šiukšlynas. Dar kažkokios senienos radau. Su kažkokiais tai funticidais. Užsimerksiu man, kol jisai pamirks, kol nusigesins, aš pasivalysiu kamienus. Vargšelis jau. Paskutinė jam gyvenimo dienelės. Dar gelbėjam, nešam į šiltnamį. Ten šilta. Jeigu dar porą dienų pagyvens, tai jam bus kaip porą metų. Gerai, kad medžių mažai. Tai reikėtų visą sodą, kokią 30-50 išbarinti, eina peklas. Visa balta nusitaškis. Gerai dienos dar pakliuvo. Šiltos dar spės išdžiūti. Nes vienais metais irgi barinau, ant rytojus lietus prasidėjo, tai beveik viską nuplovė. Dirbam? Malkaujam. Malkų į mišką išvažiavo. Nusipjovė vieną medį, tūją. Nu, jeigu nėra ko kūrenti, reikia suktis. Padėties to, visai žiemai užteks. A jisai, žiūrėk, viduj sausas visas. Aha, sausas, jau nieko gero ten. Ventiliacijos nėra, jis visas tankus. Ir čia tas krūmas buvo užspaustas, vargšelis. Dar vieną nupjaus, tai erdvė atsiras. Nu gerai. Taip. 20 Kiek metų. vietos užima? 20 metų stovėjo. Bet naudos nėra šitaip. Vienkimi tai gal gerai, tūjas aplinkų teritoriją savo. Kai žemės daug turi, Kad stirnos kokias nelystų, ne? jau žuovėje būtų. Jo, a čia O čia 2 kvadratai, duota žemė. 2 kvadratai žemės ir dar tūjas. Jos parazitinis augalas, tai prie jų nieks, tik šliužai vieni. Mhm. Baigiau valyti šiltnamį, nuroviau pomidorus ir va dar kokį derlių gavau žalių. Čia toks kibiras negražus pas mane, kurie va raudonė, tokie raustantis ir labai daug žalių. Ir kiekvienais metais aš juos statau į dėžutę, taip sluoksniuoju, paskiau uždengiu ir laukiu, kol sunoks. Bet kai jie sunoks, tai pasidaro tokie kaip guminiai, nelabai skanus. Tai va dabar aš nutariau juos užsiraukti. Pasiėmiau puodynę, kur dangtį sudaužiau,
Tokių česnakų, va, tokių raugimui prieskonių radau. Net krapų įdėsiu sėklų. Ir dar šitą krienų lapų dar radau nenušalusiu. Tai nusiplausiu, prisisloksniuosiu ir užsirauksiu. Turėtų būti skanu. Prisiploviau tokį nemenką bliūdą. Ir didelius, ir mažus. Ir cielus darysiu, nepjaustysiu. Čia va įmesiu ir česnako, ir prieskonių. Ir va taip susidėsiu aš visus pomidoriukus. Anksčiau nesuraugus žalių pomidorų, tik sunokusius, va dabar pagalvojau. Pasidarai kartais žiemai, susisloksniuoji, susidėdi, kad sunoktų valgyti raudonus. Bet jie sunoksta, bet jie pasidaro tokie, kaip aš sakau, kaip guminiai, tokie nesultingi, ne taip kaip šiltnamį ant medžio sunokę. Čia reikėjo ir pasloksniuoti, aš jau užsiplirpiau ir kraunu viską iš eilės. Reikėjo biškį ir pasloksniuoti. Ir aš visada, kai jau nebeturiu krapų, visada naudoju dėl kvapo sėklas krapų. Irgi duoda labai gerą aromatą. Kur tu bėgi. Ir labai paprastai raugiu. Vienas geras šaukštas druskos ir litrą vandens. Žiemai visada truputį agurkam daugiau aš įdedu. Kažkur vieną ne pusę, dar mažiau negu pusę. O va dabar, kai tokiam greitam valgymui, kad pasirauktų, tai litras vandens, litras šaukštas druskos. Druska būtinai ne su jodu, o va šitą prastąją. Kai neturiu svorio ar kažkokio tai kažko paspausti, tai va uždedu lėkštę, kuri lenda, ir stiklainį vandens pripilu ir tai va paspaudžiu. Tai išplaukia mano visi pomidorai. Į viršų leiskit į apačią, kur čia visi išlindot. Va, tai va paspaudžiu. Ir kambario temperatūrai. Tikiuosi kruopa nelis. Va taip. Nustumiu 3 dienom virtuvėje ant stalo, o paskui išnešiu šaltai po 3 dienų. Nu ką, to ir baigsim šiandien mūsų video. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad esat su manim, ačiū, kad vertinat. Aš už tai jums labai labai dėkinga. Ate, draugai, būkit laimingi ir sveiki, nesirkit.